mes kažkiek tai buvom apakinti atmosferos. Manau, kad gana nepadarėm visų detalių, kurių buvom susitarę. Iš tikrųjų, aišku, daug ko nepadarėm. Ir buvo galima geriau kontroliuoti rungtynės, buvo galima geriau kontroliuoti visus dalykus, ką mes galim kontroliuoti. Buvo prastos užtvaros, buvo prasti sprendimai. Kalbos nėra, kad kai kurie sprendimai buvo blogi dėl jų geros gynybos, tačiau buvo ir klaidų, kurios buvo neforsuotos tikrai ir mes labai daug praradom, kol supratom, kur jos galima atakuoti ir šiaip toliau. Keista, nes per treniruotės ruošiamės 100% viskas tam, kas ir vyko. Bet sakau, mūsų žaidėjams reikia tą viską praeiti. Reikia jiem praeiti visą spaudimą, reikia praeiti visas detalės ir tą fiziškumą, su kuriuo šiandien žaidė Feneris. Ir galvoju, jie išmušė kažkiek tai iš ritmo mūsų žaidėjus, buvo per daug klaidų, per daug blogų sprendimų. Ir kaip jau kažkokiu tai mistiniu man būdu sugrįžom į rungtynės, aišku, mus nužudė Bobby Dixonas. Ir nieko nepadarysi. Sakau, nieko neturiu pasakyti apie savo komandą, jie yra fantastiniai vyrai, fantastiniai kovotojai. Kartais reikia šitus dalykus praeiti ir galvoju, tai mūsų šiandien nubaudė. Sakau, jūs visą laiką šnekate apie patirtį, visą Europą šneka apie patirtį ir man labai daug apie ją nepatinka šnekėti, nes yra komandų daug, kurios yra laimėjusios neturėdamos patirties, taip kad, nežinau, šiandien išlindo kažkiek patirties toka. Treneri, antrojo ir trečiojo kėlinių pabaigose komandai pavykdavo sugrįžti, prižiūrėti ir jos sugrįžimus. Kaip komanda rasdavo jėgų ir kas leisdavo sugrįžti svarbu? Kažkoks tai plano laikymasis leisdavo, kažkiek tai idėja. Sakau, mes daugiau mažiau žinojom viską. Kažkurio momentu bus visi keisis, kai pastato Kaliničio, Kevino, visi Milaknio išėjimai bus keitimais ir reikėjo tą nubausti. Bet aišku, reikia mokėti žaisti dar krepšinį, reikia turėti kažkiek tai patyrimo ir nenubauti. 20 klaidų šitam lygiai yra per daug. Už tai aš ir sakau, kad mes dar kažkokių mistinių būdų dar buvom rungtynėse ir dar kažkiek tai turėjom šansų. Puikiai pamoka, man kaip treneriui, puikiai pamoka visai Žalgirio organizacijai ir tikrai malonu yra būti čia. Ar bus sunku, ar lengva rasti motivacijos? Yra sekančios rungtynės ir yra sekantis iššūkis ir nemanau, kad mūsų žaidėjai yra ant tokios didelės žvaigždės ir tiek daug pasiekia, kad turėtų motivaciją, pavyzdžiui, kovoti dėl trečios vietos, o nelikti ketvirtiem. Manau, kad turi surasti motivaciją, čia yra aukščiausias lygis ir mes labai džiaugiamės čia būnant. Galvoju, kad buvo kontroliuojami, kadangi ypač ketvirto kėlinio pradžioje mes išėjom su 0 baudų. Kaip su 0 baudų negali duoti tritaškius metikų. Ir visi metikai daugiau mažiau buvo kontroliuojami ir Nanalį ir Guduričius taip. Bet to mes prastai gynėmės. Bet sakau, žinojom, kad nepaliksim Peneriui 40 taškų ir jie juk žiauriai geri, čia aukščiausios klasės žaidėjai. Ir dar kažkiek tai išsilaikėm rungtynėse, bet tie tritaškiai buvo labai skausmingi. Feneris Žalgirio priėmė Jie vėlgi uždarė kažkiek tai su didžiulė, su rankų ilgiu, jie tikrai aukštesni už mus yra daugumai situacijų. Sakau, 20 klaidų yra labai daug ir buvo labai elementarių situacijų. Galbūt kova dėl atšokusio kamuolio mus dar kažkiek tai laikė rungtynėse, bet kaip atsikovojom tą kamuolį, mes beveik ne per daugiausiai juos nubaudėm. Sakysim, jie pirmoji pusė iš 6 kamuolių įmetė 11 taškų, taip kad irgi yra nemažai. Situacija, kai Milaknis vėl aikštelę Suoliuko išprovokavo įtampą, ar čia kažkas? Nežinau, buvo pasakyti 5 žaidėjai, kurie eina į aikštelę, tai vienas neišgirdo. Ar blogai klausė, nežinau.
Visi Fenerio žaidėjai kalbėjo, kad reikia stabdyti Keviną Pangosą. Ar galima sakyti, kad pusantro kėlinio dvikovos pradžioje tai ir pavyko jam išimti Pangosą? Aš galvoju, kad taip, vis tiek jie keitėsi gynėjais ir taip toliau. Vėlgi viską treniravomės, nesuprantu, kodėl buvo taip prastai žaidžiama prieš varžovų stepautą, nes rungtynių pradžioj nežaidė pats geriausias stepautotojas, kuris yra Eselė. Žaidė ir Achmetas, žaidė ir Thompsonas, kurie, nėra tokio lygio kaip Eselis ir mes jų nenubaudėm, o ruošėmės būtent šitai gynybai kartu su pasikeitimu gynybai. Sakau vėlgi, daug galima šnekėti, aš pasakiau žaidėjams, kad juos labai myliu, kad jie pasiekė fantastiškai ir tikrai negaliu jų kaltinti. Jie pasiekė labai daug ir šitą dalyką reikia praeiti, aš tą pats žinau labai aiškiai. Tik pasibaigus dvikovai, stebėjot, kad Žalgiris finalo ketvirtos galiausiai dabar jausmas būtų tose kovose. Vilniui sėdėjau ramus šiandien, biški daugiau nervų, tai toks ir skirtumas. Bet sakau, jau geriau būti čia negu būti Vilniuje arba Kaune, vyksta Final Four, tai žinai. Jausmas fantastinis, aš sakiau, sugrįžti į aukščiausią lygį yra daug dievė, kad būtų mums visiems daugiau tokių šansų. Treneri, ar jautėsi sirgalių užnugaris? Jautėsi, aš galvoju, jie atstovėjo prie žymiai didesnį būrį Fenerbahčės. Reikėjo daug rėkti, balsą nelabai dabar turiu, bet sakau, Fenerio fanai irgi yra įspūdingi, tą jau žinau žaisdamas, bet mūsiškai buvo aukščiausio lygio. Tik pasibaigus dvikovai kažką labai ilgai kalbėjote su Obradovičium. Suprantu, kad tai asmeniška, bet ar galit kažkiek pasidalinti, kas buvo kalbėta? Daug nesakysiu. Želko jis, mes draugai, tai gražiai jis šnekėjo ir aš dar gražiau šnekėjau. Bet tikrai labai jaučiu jam didelę pagarbą ir labai laimingas, kad jis yra mano draugas.